Šiuo metu vyksta puikiai SPP generalinė asamblėja, susitikome su daug šaunių žmonių, politikų. Ką jūs manote, kaip svarbu yra taip susitikti ir aptarti svarbes temas? SPP yra gera platforma susitikti su įdomiais žmonėmis, kurie puoselėja krikščioniškas vertybės ir turi bendrą tikslą, nors jie atstovauja skirtingas frakcijas Europos parlamente, nuo dešinės per centrą ir iki kairės. Jūs taip pat minėjote, kad kaip Europos parlamento narys jūs inicijuojate daug naujų iniciatyvų, ypač sveikatos priežiūros srityje. Gal galėtumėte plačiau papasakoti apie savo iniciatyvas, kurias vykdote Europos parlamente? Europoje sveikata daugelį šalių laikoma viešuoju gėriu, kuris turėtų tarnauti visiems, ne tik turtingiems, tačiau ir mažiau pasiturintiems. Manau, kad tai yra geras dalykas. Kad viešosios sveikatos priežiūros sistemos veiktų, reikia geros priežiūros, gero organizavimo, taip pat, kad jos būtų apsaugotos nuo sukčiavimo ir piknaudžiavimo. Aš dirbu SAN komitete, Europos parlamento sveikatos komitete. Mes kartu su kolegomis siekiame užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami efektyviausiai ir nebūtų išvaistomi. Šiandien atvykome kartu su kitais mūsų partijos nariais iš Čekijos, kurie gavo apdovanojimus už pilietinę drąsą kovojant su piknaudžiavimu ir korupcija sveikatos srityje. Ši veikla kartais jiems buvo asmeniškai pavojinga, tačiau jie vis tiek laimėjo, dabar jie yra čia su manimi. Ačiū, tai yra puiku.